Senais laikais žmonės manė, kad vorai gali atnešti į namus laimę ir sėkmę. Todėl stengiasi neardyti voratinklių ir netrukdyti vorams ramiai gyventi. Bet kaip elgtis tiems, kurie paniškai bijo vorų ir nenori kartu su jais gyventi viename kambaryje? Daugelis sutiks, kad ropojant vorui per kūną kyla nemalonūs pojūčiai. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad vorai yra naudingi. Jie mažina uodų, musių, tarakonų ir kitų kenksmingų vabzdžių būrius. Vienos vorų rūšys labiau mėgsta būti lauke, ausdamos voratinklius soduose ar miškuose, o kitas labiau traukia šiltos, tamsios vietos, įvairūs plyšiai, kampai ir užkampiai. Vorų nuausti voratinkliai skirti medžioti, gyventi arba keliauti iš vienos vietos į kitą. Lietuvoje dažniausiai sutinkami naminiai kampavoriai, ilgakojai virpunėliai, plėšriavoriai bei maišavoriai. Naminis kampavoris. Jo dydis gali siekti beveik 2 cm. Kūnas juodas arba rudas, kojos gana ilgos dengtos plaukeliais. Šie vorai mėgsta rūsius, sandėliukus ir kitas tamses bei drėgnas vietas. Ilgakojis virpunėlis. Įdomus tuo, kad paliestas voras ima tarsi virpėti. Klajojančiais medžiotojais laikomi plėšriavoriai, tamsių spalvų, ilgomis kojomis. Šie plėšrūnai su 8 kojomis dar vadinami vorais vilkais. Jie itin mėgsta saulėtas vietas, tinklų nerezga ir grobį gaudo jo tykodami. Šaunus medžiotojas yra ir maišavoris. Beje, šio voro patelės įkandimai yra skausmingi ir žmogui. Daugelis mano, kad Lietuvoje gyvenantis vorai nekanda, bet įerzinti jauniklius ar kokonus ginantis didieji vorai gali grybštelti. Gera žinia ta, kad ne visi gali perkasti žmogaus odą. Dažniausiai galima pajusti vapsvavorio ir voro kryžiuočio kerštą. Tačiau tai retas atvejis. Vorai žmonių bijo labiau nei mes. Jeigu jūsų namuose apsigyvena voras, sugaukite jį stiklainiuku ar dėžute ir paleiskite į lauką.